Tai apleistas pastatas prie mokesčių inspekcijos Aleksote, Kaune. Gal mes nieks nepamatys, nežinau. To įstaigo tam pastate buvo žmonių. Reikia pasižiūrėti, pasivaikščioti. Na ir vaizdelis. Šis pastatas labai jau senas. Galbūt čia reikės prožektoriaus, nežinau. Ten aišku mokesčių inspekcija. Čia kaip supratau galima patekti ir ant stovo, užlipti viršų. Eina savo. Visai neblogai. Nuotraukų pasidaryti. Gražus grafiti. Čia kaip praėjimas. Čia tas antras aukštas toks, ten gali išeiti lauką. Bet eisiu per kitą pusę. Taip, antras aukštas jau galima papulti ant stovo. Taip, reikia palipėti laiptais. Kažko labai ypatingo nieko nėra. Dar aukščiau reiks palipėti, dabar čia pasižiūrėsiu. Eina savo. Pilna plytų, bilia kiek visko. Štai mokesčių inspekcija matyt. Čia išėjau. Čia užversti laiptai. Čia tik šiai patalpos užkaltos. Ai, čia pats įėjimas, iš kur atėjau. Geras per langelį, kai matys. Ką einu toliau. Čia jau aukštas geras jau. Drąsiai 3 metrai. Tamsu, bet čia nieko nėra. Aišku, turiu prožektorių, bet jau manau gal neprireiks. Yra tokių vietų labai tamsių. Stalas, soliukas padaryta. Taip nėra labai stabiliai ant plytų sudėta, bet kažkieno kepurė palikta. Kaip atrodo? Ne man, per maža. Taip, iš ten ir atėjau per čia. Reikės dar palipėti viršų. Išeinu, čia nesileisiu, čia nusileisiu į apačią. Ten yra laiptai aukščiau. Ką, lipu aukščiau. Pilnas akmenų, plytų, nuolaužų visko. Viskas. Užlipa ant stogo. Geras.
mokesčių inspekcija visą matas, visi pastatai. Ten kažkokios įstaigos, čia kaip buvusi kažkokia seniūnija, kažkoks pastatas. Nežinau, negaliu net apibūdinti jo struktūros. Taip, jau čia nemažai aukščių. Ten aišku yra žmonės, mašinas, nenoriu, kad labai pastebėtų. Maža kas. Šiaip čia dar yra koks metras aukščiau pali, bet nelipėsiu. O koks. Jo, čia daugiau niekur nenueis. Reikia eiti. Na tai pastatas gan baugokas. Labai apleistas. Nieko nėra. Čia ir stogelis, bet jau čia nieko. Daugiau niekur nenueis. Reikia leistis į apačią. Žemyn. Čia tai jau busiai. Iš vis kažkokia. Jo, čia tai reiktų. Išsėmiau prožektorių. O, vaikeli, kaip apsemta. Čia Rusija, jo, eina. Bet vandens nemažai. Reiktų, bilia, kas čia. Padangos, visokios buteliai. Jo, čia su botais nelabai prabristum. Čia kaip forte kokiam. Viskas, reikia keliauti. Ai, taip, per ten buvo tiesa, čia viskas iš abiejų pusių. Nieko blatno. Čia buvo vonios, tualetai. Irgi nieko. Reikia įdėti atgal. Taip, ir išeisiu per čia pats, nes ten gal tik iš kito šono išeiti. Jo, kaip ir viskas. Manai pusėje viskas taip pat. Ten aš irgi buvau. Dar galima palipėti. Čia viskas taip pat. Toks pats praėjimas. Viskas lygiai taip pat. Bet aišku, čia jau tamsu. Čia už prožektoriaus reiktų. Jo, per čia buvo atėjęs. Tai čia ratas ir gaunas. Viskas, kaip visas pastatas išvaikščiotas. Tikrai padarė įspūdį. Tai štai toks namas. Tai grafiti, kokie piešiniai. Štai ir viskas. Pasivaikščiojimas baigtas. Šiaip patiko po tokius namus savo papleisus pasivaikščioti. Aišku, tai yra nelegalu, žinai, vis tiek. Gali žmonės tokie prisistatyti dar kokie. Kiti pastatai būna su davikliais, su apsaugom, signalizacijom. Tekia taip susidurti, bet va. Štai kaip jis atrodo iš išorės dar kartą pasižiūrėjus. Prie mokesčių inspekcijos Aleksotė. Tai va. Tai pasivaikščiojimas baigtas. Tikrai šiaip pastatas nemažas. Gal kaip vos ne iki 4. aukšto būtų aukštas. Tai tiek.